Sveiki sugrįžę į LAS YouTube kanalą, su jumis aš Andriejus Ravanas, LAS informacinės aplinkos prieinamumo specialistas ir šiandien noriu papasakoti, kaip naudotis Android įrenginiu ekrano skaitimo programos TalkBack pagalba. Porą žodžių apie tai, kas yra ekrano skaitimo programa. Ekrano skaitimo programa – tai programinė įranga, kuri leidžia neregiui, visiškai nematančiam žmogui, pilnavertiškai, visapusiškai naudotis išmaniuoju Android telefonu. Arba išmaniuoju iOS telefonu, bet apie tai pakalbėsime kitame vaizdo įraše. Skirtumas yra tik tame, kad jeigu jūs esate regintis žmogus, tai jums įprasta informaciją gauti į ekraną vaizdu. O neregys visą informaciją, tuo tarpu ir tekstinę, ir apie visas įmanomas programėlės, ir apie funkcijas bei pasirinkimus gauna balso sintezatoriaus pagalba, kurį ką tik girdėjote, nes telefonas netikėtai pradėjo kalbėti. Netrukus pademonstruosiu, kaip tai veikia, bet pradėkime nuo ekrano skaitimo programos įjungimo. Tai kaip paleisti TalkBack yra keli būdai. Pirmas būdas – jeigu telefonas yra naujai nupirktas, ką tik išpakuotas iš dėžutės, arba jeigu atstatytas į gamyklinius parametrus. 1741. Tuomet pasiėmė telefoną, Ekranas išjungtas. mes jį dabar užrakinsime, kad jis mums netrukdytų. Tik įjungus telefoną ir neatlikinėjant jokių pirminių nustatymų, kurių prašo telefonas atstačius į gamyklinius parametrus arba naujas telefonas, mes tiesiog dedame 2 pirštus vertikaliai ekrano taip, kad tarp tų 2 pirštų liktų maždaug dar 1 piršto tarpas. Taip laikome pirštus 3-5 sekundės ir turime išgirsti, kaip pradėjo kalbėti balso sintezatorius. Tada dar kurį laiką laikome pirštus ir ekrano skaitimo programa įsijungia. Jeigu šis būdas neveikia, priklausomai nuo Android telefono modelio, kadangi Android operacinė sistema tai gali būti, pas mane dabar yra rankose Samsung Galaxy, tai gali būti tiek Xiaomi, tiek OnePlus, tiek Huawei, tiek dar daug visokiausių gamintojų. Tai priklausomai nuo telefono modelio, dar ekrano skaitimo programa gali įsijungti, jeigu mes 3 kartus paspausime greitai maitinimo mygtuką, telefono maitinimo mygtuką, arba jeigu palaikysime garsumo didinimo ir mažinimo mygtukus apie 3-5 sekundės. Tai čia būdas įjungti ekrano skaitimo programą ir tuomet neregys savarankiškai galės atlikti pirminės konfiguracijas, jis tą ekrano skaitimo programą gali įsijungti ir pats, jeigu jūs esate neregys, tai nusipirkę naują telefoną galite išbandyti. Tačiau šis būdas nėra, sakykime taip, rekomenduojamas, jeigu tai yra pirmas jūsų išmanus telefonas ir jeigu jūs neturite ekrano skaitimo programos valdymo įgūdžių. Kadangi jums bus sudėtinga, o gal net ir nelabai įmanoma atlikti pirminę telefono konfiguraciją. Nes tam, kad ją atlikti, mums reikia išmokti ir įgūsti valdyti ekrano skaitimo programą. Kitas būdas, jeigu telefonas jau yra aktyvuotas, jeigu atlikta pirminė konfiguracija, tai tuomet mes einame į telefono nustatymus. Dabar jūs girdite lietuvišką balso sintezatorių. Einame į nustatymus. Nustatymai. Akumuliatorius. Energijos taupimas. Įkrovimas. Ekrano fonas ir stilius. Tuomet nėra paskyros yra Google. Įrenginio programos numatyto bendrasit prieiga neįgaliesiems. Susirandame punktą prieiga neįgaliesiems. Prieiga paieškos daugiau rekomenduojam papildomi įdiegtos programos. Yra naujo papildomi valdymas ir rankų klausos gerinti TalkBack. Ir tuomet randame užrašą TalkBack. Atidarome. TalkBack. Įjungta TalkBack. Ir štai, jūs dabar, jeigu esate regintis žmogus, matote ir taip pat girdite lietuviškai įjungtą TalkBack. Vadinasi, jeigu ekrano skaitimo programa būtų išjungta, reikėtų tiesiog paspausti ant šio jungiklio, tada atsirastų lentelė perspėjantį, kad telefono valdymas pasikeis, paspausti gerai ir išgirstumėte balso sintezatoriaus garsą.
Šioje vietoje rekomenduoju įjungti dar vieną funkciją iš karto po TalkBack jungiklio. Įjungta TalkBack nuoroda. Štai, mes matome TalkBack nuorodą. Ja taip pat rekomenduoju įjungti, ką jinai mums suteikia. Tai jeigu įjungta TalkBack nuoroda, tuomet, kur mes telefono aplinkoje bebūtumėm, ar tai būtų kokia nors programa internete, ar tai būtų telefono programa, ar pagrindiniam ekrane, mes galime, laikant didinimo ir mažinimo garsumo klavišus, TalkBack išjungta. Per 3 sekundės išjungti TalkBack ir tuomet telefonas pasidarys visiškai įprastai valdomas reginčiam žmogui ir lygiai taip pat per 3 sekundės įjungti TalkBack ir telefonas pasidarys pilnai valdomas neregiui. Ši funkcija reikalinga tada, jeigu, sakykime, neregiui prireikia reginčio žmogaus pagalbos jo telefone, tai mes palaikydami garso didinimo ir mažinimo mygtukus per 3 sekundės ekrano skaitimo programą išjungiam ir tada reginčiam žmogui žymiai patogiau naudotis bus telefonu ir paskui lygiai taip pat vėl įjungdami ekrano skaitimo programą grąžinam neregiui jam įprastai valdomą telefoną. Taigi, ekrano skaitimo programą įsijungiam, dabar pakalbėkime apie telefono valdymą. Kadangi aktyvavus TalkBack, telefono valdymas kardinaliai pasikeičia. Bet nėra šiaip niekas labai sudėtinga, tiesiog reikia žinoti jo valdymo specifiką. Tai pradėkime nuo tokio pagrindinio dalyko. Yra ir internete sklandė istorijų, kad kažką netyčia prispaudžiau, įjungiau, telefonas kalba, bet nieks neveikia. Jeigu aš dabar kažkurioje vietoje paliesiu ekraną. Nustatymai. Apie TalkBack. Nustatymai. Pereiti aukštyn. TalkBack. Štai, jūs girdite, kad telefonas šneka, jis įgarsina visus elementus, kuriuos aš liečiu, ar tai būtų tekstas, ar tai būtų mygtukas, ar tai būtų nuoroda, bet niekas nevyksta, kaip būtų įprastai, jeigu ekrano skaitimo programa būtų išjungta, elementas nesiaktyvuoja. Kai įjungta TalkBack, mes palietę elementą vieną kartą, tik sufokusuojam ekrano skaitimo programos kursorių ties tuo elementu. Kitaip sakant, jį pažymim. O tam, kad elementą aktyvuoti, mums reikia 2 kartus greitai bakstelėti per ekraną. Štai taip. Prieiga neįgaliesiems. Pereiti aukštyn. 2 kartus bakstelėti galima bet kurioje ekrano vietoje. Vadinasi, jeigu aš ką tik paliečiau mygtuką, kuris yra viršuje, tai man nebūtina toje pačioje vietoje 2 kartus bakstelėti per ekraną, aš galiu savo patogiai tai padaryti su nykščiu kur nors ekrano centre. Tai čia vienas pokytis. Prieiga paieško daugiau parinkčių. Rekomenduojama jums, naudojama vienas daugiau parinkčių. Tuomet, kaip naudotis patogiai telefonu, kaip naršyti telefoną, kaip naudotis jo funkcijomis, jeigu įjungta ekrano skaitimo programa. Mes ką tik išbandėme vieną būdą, tai tiesiog padrikai liečiant ekraną. Papildomi nustatymai. Rekomenduojama jums valdymas ir rankų funkcijų sutrikimas. Apie pritaikymą neįgaliesiems. Klausome, ką telefonas šneka ir tuomet 2 kartus bakstelėję per ekraną aktyvuojame susiradę mums reikalingą elementą. Tarp kitko, elementais aš vadinu visus telefono įmanomus skirtingus, pavadinkim taip, valdiklius. Tai čia gali būti meniu punktas kaip elementas, programa, kokia nors piktograma, nuotrauka, tekstas ir panašiai. Visa tai yra atskiri elementai, kuriuos mes galime pažymėti ir arba aktyvuoti, arba kažkaip kitaip su jais sąveikauti. Taigi, bet šis būdas yra truputį nepatogus, todėl kad padrikai liesdami ekraną mes galime praleisti daug turinio. Tai, sakykime, aš dabar liečiau iš pradžio ekrano viršų, tada kažkur ekrano tiesa apačia ir net nežinau, kas yra per ekrano vidurį.
Kitas būdas, ne va taip padrikai liesti tai vieną, tai kitą vietą, o tiesiog braukti pirštu per ekraną ir klausyti, ką kalba telefonas. Rekomenduojama Talkback. Klausos valdymas ir rankų papildomi įdiegtos programos apie pritaikymą neįdiegto papildomi valdymas ir klausos gerinimo priemonės. Regos rekomenduojama jums prieiga neįgaliesiems. Kaip jūs girdite, tai ekrano skaitimo programa seka mano pirštą ir skaito kiekvieną vietą, kurią aš liečiu. Šis būdas yra truputį geresnis, bet vis dėlto yra ir trečias, ir naujokui jis pats saugiausias, pats patikimiausias būdas, norint savo ekrane nieko nepraleisti ir tikrai, sakykime, atsidarius kažkokią naują programą, kuri mums visiškai nepažįstama, pereiti nuosekliai visus jos įmanomus elementus. Tai vadinasi toks naršymo gestas, kai mes maždaug nuo ekrano centro braukiame vienu pirštu arba į dešinę, arba į kairę, štai taip. Paieškos daugiau parinkčių. Tokiu lengvu pabraukimu. Rekomenduojama regos patobulinti. Talkback. Klausos valdymas ir papildomi įdiegtos apie pritaikymą. Susisiekite su mumis. Kraštiniai skydeliai. Štai, pasislinko, vat dabar, jeigu šį vaizdo įrašą žiūri regintis žmogus, galėjo matyti, kad pasislinko netgi ekranas automatiškai ir tos informacijos, kurios nesimatė ekrane, jie ir perskaitė ir jinai pasirodė ekrane. Ir taip galima labai greitai susirasti tai, ko mums reikia. Kai mes išgirstame norimą punktą, pabandykim, pavyzdžiui, surasti dabar vėl Talkback. Va, radome, vėl 2 kartus bakstelim per ekraną ir užeiname ten, kur mums reikia. Tai čia yra pagrindiniai tokie telefono valdymo principai su ekrano skaitimo programa. Susirandame, ką kalba telefonas. Klausome, ką kalba telefonas, susirandame mums reikalingą elementą. Gerai, išeikime iš nustatymo, pavyzdžiui. Pradžia. Internetas. Google. Program. Kraštiniai skydeliai. Program. Google. 1 iš 3 Cell. Samsung Free. Pavyzdžiui, jeigu mums reikia patekti į internetą, mes 2 iš 3 Messages. Internetas. Susirandame internetas, 2 kartus baksteliam ir atsidaro interneto naršyklę. Pradžia. Google. Aplankas. 1 pranešimas. Pradžia. Dabar pakalbėkime apie tai, kaip mums grįžti vienu žingsniu atgal, grįžti į pagrindinę ekraną ir pasižiūrėti naujausias programas. Tam sugrįžkime į nustatymus. Nustatymai. Talkback nuoroda. Laikykite nuspaudę įjungtą Talkback nuorodą. Taigi dabar įsivaizduokite ir jau girdėjote, mes esame Talkback nustatymuose ir mums reikia grįžti vienu žingsniu atgal. Tai yra į prieigos neįgaliesiems nustatymus. Mes nenorime išeiti į pagrindinį ekraną, o mums tiesiog galbūt reikia kažkokios kitos funkcijos, o šitose nustatymuose jūs galite rasti taip pat ir vaizdo didinimą, ir klausos patobulinimo funkcijos, jeigu jos yra reikalingos. Tai kaip mums tai padaryti? Priklausomai nuo telefono ir nuo telefono nustatymų, patogiausia yra ekrano apačioje turėti 3 mygtukus, kurie niekada neišnyksta ir jie visą laiką būna toje pačioje vietoje. Tai telefono ekrano apačioje mes turime 3 virtualius mygtukus. Pradžia. Atgal. Ir naujausia. Mygtukas pradžia visą laiką grąžins mus į pagrindinį ekraną. Mygtukas atgal grąžins vienu žingsniu atgal. O mygtukas naujausia atidarys tas programas, kuriomis mes neseniai naudojamės. Tai dabar pakalbėkime apie kiekvieną iš šių mygtukų plačiau. Tai pavyzdžiui, kaip ir minėjau, mes esam Talkback nustatymuose, reikia grįžti į punktą prieigą neįgaliesiems. Tuomet aš žinau, kad ekrano apačioje dešinėje pusėje yra mygtukas atgal. Aš dedu tenas pirštą, išgirstu atgal ir 2 kartus baksteliu per ekraną.
Prieiga neįgaliesiems. Talkback. Štai, grįžtų vienu žingsniu atgal. Tuomet gali pasitaikyti taip, kad jeigu esate naujas vartotojas arba ne vien naujas vartotojas, bet šio mygtuko reikia itin dažnai, tai mums reikia tiesiog, mes norim patekti į pagrindinį ekraną. Pavyzdžiui, mes dabar vaikščiom po nustatymus ir mums prireikia kažką greitai pasižiūrėti internete. Tai vėlgi, visą laiką per ekrano centrą, ekrano apačioje yra mygtukas pradžia. Pradžia. Internetas. Čia reikėtų patikslinti vieną dalyką, kad kai aš sakau mygtukas, aš turiu omeny virtualus sensorinis mygtukas, skaitmeninis mygtukas, kuris yra programiškai atvaizduojamas. Tai vadinasi, kad čiupinėjant ekraną, jūs nerasite jokio mygtuko ir šie 3 mygtukai taktiliškai nėra niekaip atskirti. Tai tiesiog yra skaitmeniniai mygtukai, aišku, priklausomai nuo telefono modelio, jeigu tai bus senesnis telefonas kažkoks, gali būti ir fizinis mygtukas, bet greičiausiai tai bus vienas mygtukas pradžia, o mygtukas atgal ir naujausi bus vis tiek skaitmeniniai programiniai mygtukai. Bet turėkite omeny, kad jokio fizinio mygtuko ieškoti nereikia, tai tiesiog yra toks terminas. Pradžia. Atgal. Pradžia. Taip, tai va, mes patekom į pagrindinį ekraną ir šį mygtuką pradžia mes galime naudoti bet kur. Tai sakykime, jeigu mes mokinamės valdyti telefoną, kažkur pasiklydome, nebesuprantame, kur mes esame, ką telefonas skaito, visada pats paprasčiausias būdas viską pradėti nuo pradžių, spausti mygtuką pradžia, atsidurti gerai pažįstamam pagrindiniam ekrane ir vėl bandyti atlikti veiksmą, kurį bandėme atlikti prieš tai. Tuomet, ką reiškia mygtukas naujausi? Naujausi. Pradžia. Nustatymai. Jeigu mes paspaudžiame mygtuką naujausi, čia mes matome ir girdime visas neseniai naudotas programas. Tai gali būti patogu, kai mes išmokstame valdyti telefoną ir mums reikia dirbti su keliomis programomis vienu metu. Pavyzdžiui, mes atlikinėjame kokį nors nustatymą. Nustatymai. Papildomos Samsung Internet. Papildomos parinktys. Internetą. Samsung Internet. Ir mums reikia pasižiūrėti internete, liaudiškai tariant, pasiguglinti, kaip susirasti vieną ar kitą nustatymą. Mes tada iš nustatymų išeinam, atsidarome internetą ir atsidarom interneto naršyklę. Internetas. Next. Login by QR code. Atgal. Pirmin. Išjungta. Atgal. Next. Keep me signed in. Pažymėta. Plus 370. Country. Lithuania. Please confirm your country. Sign into Telegram. Taip, tai sakykime, atsidarėme internetą, kažką pasiieškojame, ko nežinojame. Dabar taupant laiką aš į Google paiešką neįsiu, bet radome kažkokią mums reikalingą informaciją ir tam, kad tęsti pradėtą veiksmą, bet vėl neįti į pradžios ekraną, neieškoti iš naujo, kur yra nustatymai tarp programų, mes galim tiesiog spausti naujausi. Nustatymai. Langas. Ir štai. Pasirinkti nustatymai. Jie yra pačioje pradžioje, kadangi mes neseniai buvom atidarę nustatymus, tada atsidarėme internetą. Tai vad, grįžtame į nustatymus, ten, kur buvome, Nėra kito elemento. Valdiklis. ir tęsėme jau pradėtą veiksmą. Štai taip. Dar vienas būdas, telefone gali būti įjungtas naršymas gestais ir šių 3 mygtukų. Pradžia. Atgal. Pradžia. Naujausi. Pradžia, atgal ir naujausi gali jūsų ekrane nebūti, nesimatyti. Žinoma, šitą parametrą galima nustatymuose pakeisti, jeigu jums patogiau su mygtukais, tai galima nusistatyti su mygtukais, bet vis dėlto galite išbandyti abudu būdus ir pasižiūrėti, kuris jums yra patogesnis. Šiuos 3 mygtukus taip pat galima atlikti ekrano skaitimo programos gestais. Tai gestai tai yra tam tikros kombinacijos, sakykime, kaip sakiau, naršymo gestas. Štai šitas iš ekrano centro į dešinę arba į kairę. Tuomet, jeigu mes norime grįžti vienu žingsniu atgal, vietoj mygtuko atgal, mes galime pirštu braukti žemyn ir tuomet į kairę pusę.
Štai Paieškos taip. nustatymai. Prieiga neįgaliesiems. Rega, klausa, rankų funkcijų sutrikimai. Jeigu mes norime patekti į pagrindinį ekraną, vietoj mygtuko pradžia galime naudoti gestą į viršų ir į kairę. UNUI pradžia. Internetas. Štai taip patekome į pagrindinį ekraną. Tuomet, jeigu mes norime atsidaryti naujausias programas, mes galime naudoti gestą į kairę ir į viršų. 1 iš 3 sel. Štai, nepavyko. Tikrai ne visą laiką gestai pavyksta iš pirmo karto, 1 iš 3 sel. ypač naujam vartotojui. UNUI pradžia. Štai. Samsung in. Nustatymai. Atsidarėme naujausias programos. Nustatymai. Prieiga neįgaliesiems. Rega, klausa, rankų funkcijų sutrikimai. Taigi, šitie 3 gestai gali atstoti mygtukus, kurie yra ekrano apačioje. Gestų yra gerokai daugiau. Pavyzdžiui, dar vienas naudingas gestas, braukiant iš viršaus į apačią ir į dešinę. Nuorodos. Programinės įrangos naujinys. Talkback meniu. Skaityti Mes nuorodo elementą. patenkame į Talkback meniu, kur yra tam tikri papildomi parametrai ir papildomos funkcijos. Kopijuoti kalbą, kurią paieška ekrane. Slėpti ekraną. Pavyzdžiui, mes galime paslėpti ekraną, paspaudant slėpti ekrano ir jokio vaizdo mūsų ekrane niekas nebematys. Tai tiesiog užtikrina neregio naršymo privatumą ir taip pat taupo telefono akumuliatorių. Kadangi ekrano skaitimo programa pakankamai nemažai reikalauja baterijos, tai siekiant sutaupyti ir prailginti savo telefono veikimo laiką, mes galim tiesiog išsijungti ekraną, nes jis mums yra nereikalingas, vaizdo mes nematysim, bet telefonas pilnai valdysis su ekrano skaitimo programa. Tai grįžtam dabar į pagrindinį ekraną ir pakalbėkime apie dar vieną ekrano skaitimo programos funkciją. Paieška, slėpti, atšaukti. Nustatymai. Pradžia. UNUI pradžia. 1 iš 3 sel. Internetas. Dar vienas gestas, kuris padeda mum patogiau naudotis ekrano skaitimo programa, tai yra perbraukimas 3 pirštais arba į viršų, arba žemyn. Štai taip. Pranešimų gautas. Pradžia. UNUI pradžia. Pradžia. Kraštiniai skydeliai. Kalbėjimo sparta. Simboliai. Kai mes darome šitą pabraukimą, mes girdim, kad telefonas sako simboliai, Žodžiai. žodžiai, Paragrafai. paragrafai, Antraštės. antraštės, Valdikliai. valdikliai, Nuorodos. nuorodos, Kalbėjimo sparta. kalbėjimo sparta. Tai yra papildomos ekrano skaitimo programos funkcionalumas, kuomet mes galime greitai atlikti kokį nors veiksmą. Pavyzdžiui, pasirinkę kalbėjimo sparta, Kraštiniai skydeliai. Braukiant. UNUI pradžia. per ekraną vertikaliai vienu pirštu, jau nebe 3, o vienu pirštu, arba iš viršaus į apačią, arba iš apačios į viršų, mes galime pagreitinti arba palėtinti sintezatorių. Perkelti elementą. Simboliai. Žodžiai. Paragrafai. Antraštės. Valdikliai. Nuorodos. Kalbėjimo sparta. Štai pasirenkam kalbėjimo sparta. Kalbėjimo sparta. Kalbėjimo sparta. Kalbėjimo sparta. Kalbėjimo sparta. Ir girdite, kaip sintezatorius lėtėja arba galima sintezatorių sugreitinti. Štai taip patogiai mes galime, sakykime, skaitome kažkokį tekstą, jis mums yra per greitai skaitomas arba per lėtai ir tada braukiame 3 pirštais į viršų arba 3 pirštais į apačią, tol kol išgirstame kalbėjimo sparta ir su vienu pirštu vertikaliai braukiant per ekraną iš viršaus į apačią arba iš apačios į viršų, pasididinam arba pasimažinam sintezatorius greitį. Lygiai taip pat, Google. Internetas. Messages. jeigu mes nesuprantame, ką skaito ekrano skaitimo programa, tai pavyzdžiui, aš dabar atsistojau ant Messages ir noriu pasižiūrėti, kaip tas Messages rašosi. Tuomet aš su 3 pirštais susirandu simboliai. Simboliai.
Ir vėl lygiai tas pats su vienu pirštu, braukant, skaitau po vieną simbolį. M, E, Echo, S, A, G, E, S, Sierra, Braukiant į kitą pusę, S, skaitome atgal. G, A, S, E, taškas. Kas atsidurs šiame papildomame funkcionalume, mes iš dalies taip pat galime pasirinkti TalkBack nustatymuose. Tarp kitko, lietuvių kalba Google yra išleidęs gan nemažai aprašų, kaip naudoti būtent TalkBack su ekrano skaitimo programa, visus ekrano skaitimo programos gestus. Tai tiesiog paliksiu nuorodą į Google palaikymą, į lietuvišką Google palaikymą šio vaizdo įrašo apraše. Jeigu jums įdomu sužinoti daugiau gestų, pasigilinti į ekrano skaitimo programos veikimą, tam, kad vaizdo įrašas nesigautų labai ilgas, tai tiesiog atsidarykite, pasiskaitykite ir ten tikrai pačių gamintojų viskas labai išsamiai ir aiškiai parašyta. Na, o mes pakalbėsime apie dar vieną paskutinę ekrano skaitimo programos valdymo funkciją, apie kurią noriu papasakoti, tai teksto įvedimas. Teksto arba telefono numerio, nes šie du dalykai veikia tokiu pačiu principu. Tai aš dabar nustatymuose esu atsidaręs paiešką ir dabar kaip vyksta teksto įvedimas naudojant ekrano skaitimo programą. Kai mes atsistojame ant kokio nors teksto įvedimo lauko ir jį aktyvuojame, pas mus ekrano apačioje atsiranda skaitmeninė klaviatūra. Ir braukant per tą klaviatūrą pirštu, neatkeliant piršto, mes girdime raides. F, G, J, O, P, A, P, O, K, J, G, V, N, K, N, J, K, I, O, I, U. Klaviatūros išdėstymas yra lygiai toks pat, kaip standartinės kompiuterinės klaviatūros. Tam, kad parašyti reikalingą raidę, pavyzdžiui, man reikalinga raidė P, mes tiesiog atleidžiame pirštą ir raidė pasirašo. Tuomet mes, pavyzdžiui, dabar bandom parašyti prieigą. Ieškome R raidės. Grįžimo klavišas. Štai parašiau neteisingai. U, O, I, R, T, R, E, I, U, Ž, U, I, G, mygtukas A. Štai, aš parašiau prieigą. Kai mes išmokstame klaviatūros išdėstymą gerai, tai lygiai taip pat mums nebūtina braukyti piršto. Štai taip ir ieškoti raidės. Grįžimo klavišas tai yra trinimas. Ištrinkime tai, ką parašėm. L ištrinta. Grįžimo A ištrinta. G ištrinta. I ištrinta. E ištrinta. L. Grįžimo L ištrinta. Taigi, mums nebūtina braukant ieškoti kiekvienos raidės, bet jeigu mes apytiksliai žinom, kur raidė, mes galim tiesiog pabandyti iš karto ant jos pataikyti, tiesiog dėdami pirštą ant tos ekrano vietos. Bet šitas įgūdis susiformuoja su patirtimi. Pavyzdžiui, aš galiu parašyti. Grįžimo klavišą. I ištrinta. R ištrinta. Grįžimo Štai, palikome tuščią laukelį ir dabar parašome labas. L. Mygtukas A. C. B. A. S. Kaip girdėjote, aš pataikiau iš karto praktiškai į kiekvieną raidę ir man nereikėjo braukti pirštą ir klausytis kitų raidžių. Yra ir kitas rašymo būdas, tai kai mes susirandame reikalingą raidę ir tam, kad ją aktyvuoti, mums reikia lygiai taip pat, kaip ir aktyvuojant bet kokį elementą, 2 kartus bakstelėti per ekraną. Bet tas antras būdas yra pakankamai lėtas, su juo rašoma pakankamai lėtai, tai todėl rekomenduočiau naudoti šitą būdą. Na, o jeigu vis dėlto norėsite išbandyti antrą metodą, tai taip pat prieigos neįgalėsiams, ekrano skaitimo programos TalkBack nustatymuose rasite naršymo stilius
ir tuomet pasirinkite kitą naršymo stilių, ten jie bus 2 ir galėsite išbandyti ir kitą metodą. Taip pat Klaviatūra paslėpta. Ekranas išjungtas. Taip pat ekrano skaitimo programos nustatymuose rasite ir daugybę visokių kitų naudingų funkcijų. Apie visas jas papasakoti būtų labai sudėtinga ir užimtų labai daug laiko. Ten mes galime taip pat pasikeisti ir kalbos sintezatorių. Mes turim kitą lietuvišką balso sintezatorių Liepą. Jeigu mums netinka šis standartinis lietuviškas sintezatorius, kurį netaip seniai integravo Google, taip pat ten mes galime pasikeisti tam tikrus savo valdymo gestus, pasidaryti juos patogesnius savo ir kitus visokiausius įdomius dalykus. Bet tam tiesiog reikia pagrindinę taisyklę, kaip ir kadaise mes kalbėjome apie kompiuterio valdymą, taip ir valdant telefoną. Pagrindinė taisyklė, kurią reikia įsiminti, įsidėmėti ir kurią reikia vadovautis, visą laiką klausykite, ką kalba jūsų telefonas, nes viską, ką jis pasako, jums gali atrodyti begalės informacijos, bet ta informacija reikalinga ir naudinga. Ir antra taisyklė, tai visą laiką reikia nebijoti tyrinėti savo įrenginio. Jūs nieko su tuo telefonu nepadarysite tokio, ko nebūtų įmanoma atstatyti, paspaudus mygtuką, ištrinti telefoną ir tuomet blogiausias, kas atsitiks, tai telefonas tiesiog atsistatys į gamyklinius parametrus ir jį reikės nustatyti iš naujo. Bet kad taip sugadinti, pavadinkime, net nesugadinti, bet kad taip prisižaisti su telefono nustatymais, kad jį reikėtų atstatyti į gamyklinius parametrus, reikia labai pasistengti ir vargu net pradedančiam naujam vartotojui, net labai norint, ar tai pavyktų. Atsiminkite, kad telefonas sukurtas tam ir sukurtas taip, kad jo galėtų naudotis visi ir todėl apie tokius kažkokius kritinius momentus gamintojai tikrai yra pagalvoję. Tad 2 pagrindinės taisyklės, jeigu jūs esate neregys ir pradedate naudoti išmanųjį telefoną, arba jeigu esate žmogus, socialinis darbuotojas, neregio draugas, giminaitis, kuris padeda įvaldyti tą telefoną, tai 2 pagrindinės taisyklės. Kaip ir sakiau, nebijoti tyrinėti savo įrenginio ir visą laiką atidžiai klausyti ir bandyti suprasti, ką kalba jūsų telefonas. O visi kiti dalykai, tai, sakykime, kaip greitai pavyks išmokti gestus, ne visą laiką pavyks įvaldyti juos iš pirmo karto, ne visą laiką iš antro, gal net kartais ne visą laiką ir iš 10. Tas paspaudimas 2 kartus pradžioj gali būti sudėtingas, kad pirštas netyčia pasispaus 1 kartą ir mūsų sufokusuotas elementas nušoks. Tai tiesiog nebijokite šitų momentų, jie vienaip ar kitaip tikrai pasitaikys, tiesiog reikia, kad laikui bėgant susiformuotų ekrano skaitimo programos valdymo įgūdis ir telefono valdymas pasidarys lygiai tokia pati rutina, kaip, nežinau, ryte išsivalyti dantis, be jokių kažkokių papildomų pastangų. Tai tiek informacijos šiandien jums norėjau perteikti, kaip ir minėjau, vaizdo įrašo apraše palikau nuorodą į Google palaikymą, kur galite rasti daugiau informacijos apie ekrano skaitimo programą TalkBack ir apie jos valdymo gestus. O dabar su jumis atsisveikinu ir susitiksime kituose vaizdo įrašuose. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.